Sostinėje susirinko geriausi tiek Lietuvoje, tiek užsienyje rungtyniaujantis mūsų šalies ledo ritulininkai. Prieš planetos pirmenybių pirmojo diviziono kovas iš 30 rinktinės kandidatų šiuo metu ant ledo pluša 20. Prie jų vėliau prisijungs iš pasaulio jaunių ledo ritulio čempionato grįžę Aivaras Bendžius ir Danielius Bogdziulis, o taip pat artimiausiomis dienomis Anglijoje ir Valstijose rungtyniaujantys žaidėjai. Nacionaliniai komandai vadovaujantis strategas iš Rusijos Jurijus Borisovas sako, kad su rinktinės ritulininkais jau susipažino ir dabar laukia sugrįžtančių žaidėjų bei analizuoja varžovų taktikas. Nemačiau Lenkijos, Anglijos, Estijos komandų. Gerai žinau tik ukrainiečių ir Kazakstano rinktinė žaidimo braižą. Visos komandos stiprios ir su visomis reikės atiduoti tiek pat daug jėgų. Turime problemų gynybos grandyje, kol kas rinktinėje tik 6 gynėjai. Taigi suprantate, kad tai sukelia sunkumų. Lietuvos garbę ginantis Povilas Verenis atvirauja, kad treneriui pažinti ritulininkams dar reikia šiek tiek laiko. Jisai, kiek aš žinau, tai jis anksčiau kiekvieną žaidėją kažkiek tai žinojo, o ką žinau, dar iš tikrųjų nesam tiek daug ten su jo laiko praleidę, bet, kiek pažinę tiek čia mes savaitėlę kitą jau kartu treniruojamės. Ne per seniausiai visą šalį nudžiugino žinia, kad geltona, žalia ir raudona spalvomis ir vėl pasipuoš už Atlanto rungtyniaujantis vienas geriausių visų laikų Lietuvos ledo ritulininkų Dainius Zubrus. Kaip paaiškėjo šią naktį vykusiose NHL rungtynėse, lietuvis patyrė traumą. Po susidūrimo su varžovu jis susitrenkė galvą, susimušė kaklą ir kairį petį. Pats žaidėjas visus ramina teigdamas, kad didesnių pasekmių pavyks išvengti. Aš manau, kad jisai būtų labai daug mums padėjęs, ne kiek savo žaidimų, tikriausiai kiek psichologiškai visiems būtų daug paprasčiau žaisti. Aš manau, kad tai būtų tikrai padėję ir atsilieps tikrai gal komandai, bet aišku, žaisime kaip žaidė, kad ir be jo. Lietuvos nacionalinė vyrų ledo ritulių rinktinė savo jėgas pasaulio čempionato pirmojo diviziono B grupės batalijose išbandys jau balandžio 17 dieną Kijeve. Lietuvių lauks akistatos su šeimininkų Kazakstano, Lenkijos, Anglijos ir Estijos rinktinėmis. Marius Zaremba, Viktoras Radajevas, Sport 1 žinios + Vilnius.